Tai visas moteris sveikinu su praėjusia jūsų šventė. Planas, kad turėjo padaryti gerai, bet, gavos kaip gavos. Išsivežiau vieną kartą. Tai dabar visokius tokius smulkmenas. Kaip čia gaunas. Haha, neblogai. Ne garažo, studijo. Linija gavos kaip iš gamyklos praktiškai. Žiauriai gerai. Sveiki šaikelė, pradedam 7 dalį. Vakar buvo kovo 8 diena, tai visas moteris sveikinu su praėjusia jūsų šventė. Pas mane darbai juda į priekį neblogai. Šita patalpa jau yra išdažyta, aišku, trūksta dar lubų, bet skarda jau turi neužilgo atvažiuoti, ten liktai žadėjo vidury savaitės kito, tai turėtų irgi dar labiau pajudėti darbai. Žiauriai norėjau su jumis pasidalinti, parodyti jums, kaip čia gavosi, viršijo mano lūkesčius 100%. Bet aišku, dar trūksta, įdės lempos, darys darbastalis, įdažys čia kur keltuvotas, įsidės keltuvas, tokie visokie, kai susidės, tai iš vis, manau, bus bomba. Tai ką, einam tada pasižiūrim, kaip čia man sekės dažyti ir manau, jūs įvertinsit. Ką, plytelės išklijuotas, viskas, kas reikia eit trinti sienas, tada jau čia reikia išsifuguoti plytelių tarpus, gal spėsiu, turėčiau spėčiau susišveisti kokias, tiek dabar biškį reiks kruopščiau, tai apie 2-3 valandas ir sušveisiu. Ir po to reikia tada išsifuguoti, tada išdžius fugą per naktį. Iššveičiu, nusifuguoju ir dabar reikės čia keltuvui, kur yra. Čia planas buvo, kad bus nubėgimas, bet betonuotojai tai padarė, kad gavosi, žodžiu, čia aukščiausias taškas. Tai nežinau, bandysiu kažkaip reikia susipjauti tokiom 6 tokias linijas gal, kad gautųsi nubėgimas, nesgi pastatysi keltuvą, atvažiuosi žiemą ten ar šlapę mašiną pribėgs ir čia stovės vanduo, tai negerai. Reikia, kad subėgti, čia buvo planas, kad turėjo padaryti gerai, bet, gavos kaip gavos. Galėčiau užlyginame kažkokį ir sluoksnį pilt, bet vėl man pasikels, jau gaunasi grindis. Čia buvau pamatavęs taip, kad keltuvas, kai pasistatys, bus lygiai su grindim. Tai va, tai dar reikia tas armatūras o šitas nusipjauti, nes čia buvau tik tais tam kartui padaręs, kad laikytųsi ir viskas. Tai žodžiu, tada čia susipjausiu, nes čia gan bus nemažai dulkių jaučiu. Tai nusidažysiu turbūt greičiausiai 2 spalvom, tai čia bus dar su to dažymu vis tiek po 2 kartus, kai minimum reikia dažyti. Reikia dar bastelį pasidaryti, iš baldininko pasiėmiau visokių lentų. Čia tokią spalvą padarysiu, stalviršį jaučiu. Ten dar ant sienos noriu plokštę prisikabinti, kad susisukt įrankius, kažką susidėti. Čia vis tiek rozetė bus, tai pakrovėjus gražiai susistatyti, kad pasidaryti tvarkingai. Tai va, tiek žinių žodžių ir ką, einu darbuotis. Sušveistas jau, nusifugavau. Kai fuguoji reikia gerai išsiplauti tiktais. Dar biškį matėje. Dar sykį reiks perplauti.
Tai žiūrėjau gerai, čia kažkaip iškriks dar. Ir viskas, ką rytoj reikės nusigruntuoti sienas dar kartą prieš dažant. Į senukų pasimsiu dažų, kokių reikia. Ir ką, reiks pradėti dažyti, jaučiu gal rytoj jau vieną sluoksnį bent jau reikės pradažyti. Jau bus, šidažys bus, dar pagražės. Keltuvą apsitvarkiau tuos. Žodžiu, kaip ir buvau sakęs, betonuotai biškį ne taip išbetonavo, tai teko išsipjauti čia, čia buvo ką veikti. Pasidariau tokius, išsipjau, paskiau išsidažysiu viską, bet čia ant galo. Tai dabar einu apsiklijuosiu plyteles, sienas jau nugruntavęs, sušveitęs, paruošęs, viskas. Aišku, nėra ledas, bet bus gerai. Išsidažiau vieną kartą. Čia dar liko dažų, dar tas duris įsidažiau, nes pilki jau baigėsi, dar tenais irgi va duris iš karto, valiamo, kaip gražu. Pasivaigė dažai, nes pasiėmiau nedidelę 3 litrų bankę, kad pasižiūrėt, ar patinka man ta spalva. Tai šiaip jo, patenkintas, tokia kokią ir norėjau. Tai ką, dar čia va reiks pilkai išdažyti. Čia duris, nu žodžiu, dar viską antrą kartą reiks nusidažyti, bet jau. Dar čia va tokias juostas dar padarysiu. Žodžiu, viską pamatysit, dabar nieko nesakau. Tai va, bet jau eikti savo. Negaliu atsigražėti. Aišku, dar šviečiasi baltą spalvą, kur antras iki užsidengs, viskas išsidažys, susidės lempas, linijas, karočią. Liuksanas. Nu jau nemažai išsidažęs, jau sienos 2 kartus viską išdažiau, tai dabar visokius tokius smulkmenas, eisiu dar duris antrą kartą, abi reikia nudažyti. Ir, nežinau, su dažymu. Ai, tai eisiu dar juostas. Čia bus ką veikti pasiknys, bet ai, taip sugalvoju, reikia. Jeigu jį padaryti. Čia taip negailiu dažų, bet vienas iki užtepu į viską čia. Tiek ateis laikas, kai reikės dar kartą dažyti. Dabar čia gražu, bet jaučiu praeis metai laiko, bus nudaužytos tas sienas. O, bet tai vis tiek. Pas kažkiek laiko persidažysi viską ir vėl bus kaip nauja. Neblogai, ką aš žinau. Čia dar reiks kampiukus jaučiu sudėti. O gal net nedėsiu. Gal reiks, matysiu. O. Gražėjam. Patinka man ta pilka, kažkaip gerai pataikiau. Bent jau man. Tas plytelės irgi tinka čia. Dar nusipieš juostas. Tai dar va tas duris reikia antrą sykį nusitepti. Čia jau šonai sutepti irgi čia gal kažkokius kampukus reiktų sudėti. Ledas būtų iš vis. Tai va šitas duris irgi
Išsidažė va, pilka. Eis irgi dar antras sykį nudažau ir tada eisiu jau su juostom žaisti. Pasižiūrėsim, kaip čia gaunasi. Haha, neblogai. Reikia atsargiai, kad dažai nenaitų balti. Blemba, gerai juostas gavosi, ne veltui čia taip pratepiau, ne? Just Man Garage čia jau darosi. Ne garažo, studijo. Linija gavus kaip iš gamyklos praktiškai. Bele kas, ne? Amazing. Čia nedariau, nes čia stovės dar bastelis, tai gal reikėjo čia ir ant durų padaryti, kaip tik juosta juoda, ne? Kaip tik tas perėjimas eina, kaip tik gaunas tas sudrymas, dings. Bet žiauriai gerai dar užsidės, čia dėsiu per vidurį reklamą savo ir dar violetinė juosta tokia tarp juodo, to pamatysit, žodžiu. Ai, savaškai tenkintas. Gal kažkam pravers, žodžiu, jeigu norit, kad gautųsi graži linija, tai va, apsiklijuoji, tarkim, papačiu čia juodą, tai uždažai su juodais dažais ir tada palauki, nežinau, pusvalandį gali palaukti, kad uždžiūtų tie juodi, kad paskiau, kai kitą spalvą dažysi, nesimaišyt. Ir tada žiauriai graži linija gaunasi be jokių išbėgimų. Pats kažkada, man atrodo, tik tokią gal pamačiau. Dabar va pabandžiau, prieš tai va juodą, kai klijavau, dažiau. Tai žiauriai graži linija gaunasi. Paskutiniai patepimai su dažiukais, tai va prabėgu su juodais ir pamatysit, kokią čia pat užtepsiu. Įdomią spalvą, kuri turėtų derinti su monologu čia, kur bus. Nukašai kelią. Nudažiau antrą sykį jau tą juostą. Tai dabar einu lupt ir žiūrim, kas čia gavosi. Ledas, linija kaip gražiai gaunas. Vajas. Žiauriai gerai. Suprasi, dėl ko dėjau tą violetinę, to išklijuosiu savo logą. Bet bele kaip gerai. Ant kiek linija gražiai gaunasi, žiūrėkit. Kai sakiau, kaip daryti, kai va pateplioji prieš tokiais pačiais. Jokių išbėgimų, nieko, ledas. Kaip gamykliškai. Eik, tu savo, kaip gerai. Čia kamera gal taip nesimato tas. Porą linijų uždėdė, ant kiek duoda vaizdą. Nežinau, man tai bele kaip gerai. Nu ką, reikia bandyti. Valysim. Taip.
Primetam, pažiūrim. Taip. Kai žiūri geras lipdukas, kai lengvai klijuojasi. Žodžiu, iškabų cechas padarė Kėdainiuose. Žiūri gerą kokybę. O, sklijau jokios puslytės. Nieko. Nu, žiauriai gerai. Tai va šį kelią, jeigu nesunku, parašykit komentarę, kaip jums atrodo, kaip atrodys bendras vaizdas, ar čia viską suderinau neblogai, kaip jūsų nuomonė, parašykit. Žodžiu, kur praeitam video paskelbiau konkurso nugalėtoją, tai jisai neatsiranda, tai nežinau, galvoju, jeigu neatsiras iki kito video paskelbimo, turbūt greičiausiai jau kitam video išrinksiu naują nugalėtoją, tas, kuris apsireikš, čia kaip ir loterijai. Neatsiėmei 2 savaitės prizą, tai ir tas prizas dingsta. Tai ir čia manau, ką, jeigu reiškia manęs nežiūri, nelabai seka, tai nėra ko ir ten. Bet dar savaitėlė, jeigu atsiras, tai atsiras, jeigu ne, tai tada išrinksiu naują ir kitam video paskelbsiu tada iš naujo. Tai vat, ką šį kelią, šiandien tiek, susitiksim neužilgo, greitų metų, nes darbai juda sparčiai, pagreitis pagautas geras, tai vat, ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų kartų.